Mėgsti iš galo? Taip. Mėgsti 69? Taip, labai. Ant viršaus? Taip. Ko nedarytum? Auksinio lietaus. Ble. Sveiki atvykę į apžvalgą su Deividu. Šiandieną turėsime trečiąjį nusirenkę epizodą. Ir iškart noriu atsakyti visiems tiems, kas komentaruose klausia, o kada kitas video. Tai šitie epizodai hebrytė yra kas savaitiniai, tai reiškia, kad kiekvieną antradienį jūs matysite šitas apžvalgas iki tol, kol mums visiems galutinai ištirps smegenys nuo šitos nesąmonės. Ir turiu pasakyti, kad visiems norintiems matyti naujausius epizodus arba ir pilnai neiškarpytus epizodus, tai reikėtų apsilankyti lnk.lt, ten rasite visus pilnus ir naujus epizodus. Va dabar žiūriu ekraną ir labai džiaugiuosi matydamas, kad subscriberių skaičius taip greitai auga, bet priminimas yra visada reikalingas, tai jeigu esi senas. Zdarovas, Davidas Ben, senas vilkas. O, korišas, привет. Arba naujas vilkas šitame kanale, tai prašau nepamiršk paspausti subscribe mygtuką, nes čia tokia kaip ir parama man gaunasi iš tavo pusės, kad tu palaikai mane taip. Gal iki naujų metų turėsim 25 000. Norėčiau, bet viskas priklauso nuo jūsų. Ir paskutinis labai svarbus dalykas, žinot, kaip mane čia atradot, manau, didžioji dalis tikrai netikėta šitame kanale, darant šitas video, tai taip pat norėčiau, kad atrastumėte jūs ir be galo talentingą ir nuostabų žmogų, tai yra mano brolį Mantą, kad atrastumėte jo muziką. Ir labai noriu pakviesti jūs visus į jo koncertą, kuris vyks šį penktadienį Vilniuje, liko vos 14 stovimų bilietų, labai nedaug. Bilietės irgi kainuoja labai nedaug, bet išnešti labai gerą ir šiltą ir malonų jausmą po to koncerto tikrai. Nuorodą, kur pirkti bilietus, palieku po video aprašymą, taip pat kaip ir palieku Manto kanalą YouTube, kurį būtinai patikrinkite ir paklausykite jo muziką. Manau, tikrai žinosite ne vieną jo dainą, o jeigu ne, tai galbūt atrasite taip, kaip atradot mane. Viskas, varom pramogauti. Nusirenk. Pirmoji pora čia dėl bendrų pomėgių ir požiūrio į gyvenimą. Tik pagrindinis klausimas išlieka vis toks pat. Ar įmanoma įsimylėti per 30 minučių? Labas, aš esu Ieva, atvykau tiesiai iš Londono, čia kaip visada į Lietuvą, surasti savo meilę. Gerai, Ieva. Labas, Ieva. Ir taip pat aš šiame projekte dalyvausiu netgi 2 pasimatymuose, tai turėsiu netgi 2 galimybės susirasti savo partnerį ir tikiuosi, labai tikiuosi, kad man šį kartą pasiseks. Antiek žmogai blogai yra gyvenime, kad į 2 pasimatymus neteina. Ieva ir Artiom. Labas, mano vardas Artiomas. Ievas, gal apsikabina? Labas. Malonu, labai gražiai atrodai. Ačiū. Skaniai kvėpilame. Pala, jinai Eva ar Ieva? Nes aš esu Ieva, atvykau tiesiai iš Londono, čia kaip visada į Lietuvą. Bet ant sienos parašyta Eva. Ievas, gal apsikabina? Labas. Malonu, labai gražiai atrodai. Ačiū. Skaniai kvėpilame. Dėkui, tu. Kaip sekasi, da? Man sekasi gerai, o kaip tau? Irgi gerai. Labas, mano vardas Artiomas, man 34 metai, gyvenime darau daug visokiausių dalykų, labiausiai mėgstu iššūkius. Čia sudalyvauti nusprendžiau, nes pasirodė labai toks geras būdas man išbandyti kažką naujo ir išeiti iš savo komforto zonos. Nesijaudinė? Artiomai, jeigu tu žinotum, tai... Vidinis toks jo. Kaip tau? Man labai, ta prasme, prieš tai nesijaudinau nei biški, bet kažkaip paskutinę minutėm taip toks... Man irgi tas žinau. Galės Artiomas pavadžiuoti? Jauturiukas. Jo. Nurenkite vienas kitą. Nurenkite. Kaip tau dėl šito? Nežinau, kaip tu nori pradėti, ar man pradėti? Gal aš galiu pradėti? Tu nori pradėti? Jo. Nu, gali. Ar tu... Aš nežinau, arba galima. Apsispręskit jūs. Kaip tau dėl šito? Nežinau, kaip tu nori pradėti, ar man pradėti? Gal aš galiu pradėti? Tu nori pradėti? Nu, gali. Ar tu... Aš nežinau, arba galima būtų kartu. Jo, gal abudu, jo. Aš gal šitą iš karto pastebėjau, galiu. Ne, iš tai greitai gal nepradėk, nes aš čia dar taip paviškai. Tai ar tu pats... O čia fainos tatuiruotės tavo, čia kas čia tokie Hulkas? Čia yra Marvelai. Maladės, kad patiko komiksai, respektas. Čia mano kaip vaikystės toks skambelis. Tai Andžeika, respektas. Patinka. Ar Andžeikis koks jau? Jo, pas tu nori, ne? Jo, aš šitą taip pats galiu. Nemėgsti, ne? Ne, aš mėgstu, bet aš greičiau. Gal... Atsek pats ar tavo Net kiek jie daug šneka. Jeigu atseksiu, tai reikia kažkaip šitais, nes... Žinočiau,
Pas tavęs žiauriai geras perfumas, žinok, man. Man nepatinka. Jo, palauk, gal aš šitas batus. Ai, taip, gal tau nuimti reikėjo batus dar? Gal aš man... Koinės gal tau nuimti reikia, galiu? Žinok, gal aš su koinėm liksiu. Su koinėm liks Artiomas. Nendžiek Artiomas, va, Artiomas. Žinoma, gal nagučių nekarpės. Tau nėra čia red flagas, kaip vadinasi. Red flagas. Jeigu tau taip patogiau, žinai. Nežinai, Norėjau dar apatinius nuimti, ką tik reikėjo, galvoju, apatinius nuimti. Žiūrėk, kokie dinozauriukai, žinai. Aha. Tai aš norėjau parodyti, gal galiu aš tave davai. Jo, gali. Aš net nežinau, kur čia mes tos rūbus. Žiūrėkit, Raukos, Maivas, pažiūrėkit. Aš net nežinau, kur čia mes tos rūbus. Čia gerai bus? Ar tu nori? Jai nepatinka Artiomas, man atrodo, žinokit. Man jinai nepatinka. Maitė nori pradžioj, gali ištraukti. Pas tave čia toks įdomus, čia šortukai, ne tokie? Jo, čia tokie šortukai. Toliau, kas toliau? Batus. Jo. Atsisėsiu. Batus. Čia iš to šono reikia. Ir dabar nuiminėti. Jo, gali nuimti jo. Nes čia Hebra yra tutorialas, kaip nurengti paną. Ai, neseniai karto moteriai nuėmės batų. Na, nu, batų gal nežinau iš tikrųjų, dabar pagalvojusiu netikriausiai. Patinka jis man. Ai, neseniai karto moteriai nuėmės batų. Na, nu, batų gal nežinau iš tikrųjų, dabar pagalvojusiu netikriausiai. Žinau, čia dabar šortus nuimti, tai ką žinai, taip. Apatinį nenuimti gali šortus. Aha, gerai, tai pabandyti reikia, kad nenuimti apatinį. Jo, tiesiog, kad nenuimti. Kur jau čia nuims tos apatinius iki pažasų užtraukta? Aha. Gerai. Šitą paliekam, ne? Ką? Tokį... Jo. Pavadėlį. Gerai, ne? Nu, man patinka tokie dalykai. Įvaizdis, jo, jis atrodo nieko, bet labai paryškina kaklą. Kaip į lovą, kurią nori. Man čia šitą, aš tos noriu. Ekspertas. Tai tu iš Londono? Jo, aš atskridau iš Londono. Kol kas pakankamai nuobodu, bet aš labai tikiu, kad įsivažiuosi. Aš labai tikiuosi, kad Andžeika, nes Andžeika keistuolis ir juokingas, o jinai, man atrodo, nu, nesakysiu to žodžio garsiai, bet suprantu. Ir Lietuvą surasti meilę. Geras, o kodėl ten Londone ne... Gerai, taip, toksai komentaras, tik tai iš šono, nu, kodėl reikia atsisėsti taip, nu gerai, bet tai čia tiesiog. Gal pamiršo, gal išėjo, gal jaučiasi atsipalaidavus patogiai dėl to ir turime ateivę veidą tiesiog iš Žinai, ką aš pastebėjau, kad Londone neįmanoma susirasti vaikino. Londone, rimtai? Neįmanoma, Lietuvoje gali greičiau susirasti nei Londone. Kodėl? Jo, aš jau šiaip esu 6 metai vieniša, turiu dukrą. Okay. Bet o jeigu tu, pavyzdžiui, Lietuvoje dabar susirastum vaikiną, tai tu būtum pasiruošusi grįžti į Lietuvą? Ar būtų kriterijus, kad jis turėtų važiuoti ten? Ne, aš grįžčiau į Lietuvą, jeigu mane išlaikytų. Šiaip kas... Ką jinai pasakė? Ne, aš grįžčiau į Lietuvą, jeigu mane išlaikytų. Tada, Andžek, jaučiu galvojas tom savo kainytėm baltam. Pizdėts, kur aš čia įsivėliau. Nu, kaip ir mano teorija, kurios nesakiau, jau pradeda teisintis, viskas jau yra gerai su šituo. Tai dabar aš tik pasėdama, mano pilvas taip iškrenta, ne? Tai nelabai tu turi to pilvos. Aš šiaip nesportuoju, tai kaip aš atrodau normaliai? Nieko nesakysiu, nes cancelins mane tikrai. Kaip nesportuojanti. Huda labai. Girdi. Huda. Sportuojanti. Huda labai. Huda, ne labai. Toks... Huda labai. Nu, huda labai, žodžiu, Andžekai, viskas gerai. Aš pilvas matau, tokios trijos pas mane dar čia matosi, aš nežinau, po neštumo matai. Stereotipiškai jinai atrodė man toks žmogus, kuris tikrai tai slėps arba kitaip kažkaip kalbės. Net ir randą parodė po gimdymo kažkokį ir man buvo, tai nežinau, man va tai iš tikrųjų labai imponavo. Seksas 3, kaip manai apie šitą dalyką? Nu, jeigu blemba. Nu, tipo, vaikinui tai fainai, jeigu 2 merginos, ne? Jo.
O jeigu... Tada, tipo, jeigu mergina jau su 2 vaikinais, nu čia biškai jau neestetiška. Nu, jo, aš jau, tipo, iš karto, nes vien, pavyzdžiui, man tai nėra priimtina. Bet, pavyzdžiui, gal kitiems žmonėms yra priimtina, žinai. Ir kodėl, pavyzdžiui, dabar teisia tas moteris, jeigu jos nori su tais 2 vaikinais. Jo, aš manau, kad... Arba, kodėl, pavyzdžiui, vyrai gali, moteris ne. Nu, Aš negaliu, man Andžiaikai patinka pažiūrėti jisai bičias, kaip namie, visiškai sukrėtęs, atsipūtęs, į dangų žiūri tą paną. Kiekvienus santykius, kur esu turėjus, mane išdavė iš tikrųjų. Nesu turėjus tokių santykių, kur manęs nebūtų išdavę. Pilnai, ta prasme, visada. Visada jo. Ai, visada. O mes esam dabar atviruose santykiuose. Nes ta prasme... Ne, mes ir taip tiesiog galime susitikti, nereikia čia kažkokių tai lipdyti, klijuoti etikečių. Nes man ta prasme, jau tai yra, vadinasi, kažkokie santykiai. Ne, ta prasme, aš žinosiu, jeigu tu išdavinėjai, būni su kažkuo kitu, ne. Tau čia netinka tokia. Netinka mane. Tai o kas būtų, pavyzdžiui, tu įsivaizduoji savo... Pašokite viliotinį. Pašokite viliotinį. Nutraukė net. Net nutraukė, nes antiek nuobodžiai ir šūda šneka jie, kad wow. Dabar prašau pakurkit. Viliotinį. Nori tu pašok man viliotinį? Tipo viliotinį šokį? Mokytų? Ne, aš nemoku, ne. Nori pamėginti? Nu, galiu pamėginti. Nu, pamėginti. Pala, aš čia vat... Gerai, antra pora. Sandra. Nu, Sandružė. Esu Sandra, man 38 metai. Opa, vyresnė. Esu laisvoji menininkė. Nuvlei įdomu. Naujus dalykus pabandyti ir... Laisvoji menininkė. Pasižiūrėti, kas gero čia išeis. Sandra ir Laurynas. Antroji pora atrinkta. Ler, Laurynas, matas rimtas bičas. Pagal pomėgius ir gyvenimo stiliaus sutapimus. Labas. Laurynas. Sandra. Viškė Andžiaikos brolis, neatsimenat Andžiaiką iš pirmo epizodo, kur glostė. Iš Klaipėdos. Malonas pažinti. Malonu. Oi, kaip okvarda. Dabar iš Vilniaus esu. Iš Vilniaus? Taip, Tai vietinė. Kaunietė, o dabar esu iš Vilniaus. Kaunietė, bet dabar iš Vilniaus. Taip. O, mūsų vardai dega. Susipažinę. Su Laurynas, Klaipėda, metai kaip Prūsaičio dienoj, 39. Metai kaip Prūsaičio dienoj, 39. Kas, ble, sako 3-9. Sveiki, mano vardas Deividas, man yra 3-1. Dirbau transportą, dabar daugiau su techniniu skyrium. Tai va, Na, žodžiu. Kai jautiesi? Nesijaudinusi. Nurenkite vienas kitą. O, gerai. Tai tau padėt? Nu, žinom, galima. Gerai. Matau, labai taip pasistengęs, paprastai apsirengiai, kad būtų lengviau nurengti. Žinojai, kur eini. Kad nebūtų per daug sudėtinga. Taip, gerai. Rankovės. Sakykit ranką, nu, žiūrėkit. Laurynas užgrūdęs, kaip Andžiaika. Sportavęs viską. Nu, tai žagalėjau nedėt gal. Nieko. Riteri. Riteris, Laurynas. Riteris šią vakarą, ką gero. Oi, 3 kėlių tik nenuvau, kad atsargiai. Gerai. O, tatuiruočių matau turi. Ką reiškia? Kas čia per paukščiukas ant kiaušių? Kas čia per Vieni iš paukščiukas? protingiausių. Su tokiais trisikėliais. Blema, bet Gebra, sakyk, ką norit, bet pakočioja bičiai būna jie mėly. Pažiūrėkit, atrodo vyras Ką iš reiškia? tavens ir lementų sportais. Su Angry Birdais. Medžiot. Mėgsti medžiot? Nu, jo, sakykim. Merginos irgi mėgsti medžiot? Saliginai. Supratau. Kas čia per Gerai, triusikai? aš šitą galiu pasigaunusi. Jėzus, va, Jėzus. Čia reikia Prasim sekti. nuo užtrauktuką. Taip. Na, aš irgi stengiausi, kad būtų lengviau, tai kad vienu įpū. Opa. Tik tai plaukai, kad... Ai, karamba. Išskarbino? Nieko tokio. Op. O, labai jau viskas čia lengvai pas tave. Taip. Tai į kurią pusę? Aš manau, kur esu, tai ten ir eisiu tada. Tai gerai. Pašokinė. Nesikaustęs, jaučiasi savimi, tai vat man tas imponavo ir labai patiko. Pirmas įspūdis tai iškart drąsi, matos tikrai
Laurina pasirėmės, kad nenukristų. Ir simpatiškai, ir žaisminga, ir tokia, natūraliai. Visai jauku? Jo. Tai pasako, ką gero vaikiniai. Laurina, jau matau, kad bus čia gerai. Tai pasako, ką gero vaikiniai. Tai papasako, ką gero veikiniai. Grinai matau, kur sėdė kokiam pimbalį ir tokią žinutės rašinėja ponom Instagram'u. Labas, mažutė, ką veikinėjai? Šiaip. Kaip čia sugalvojai dabar? Taip pat kažkaip ieškau iššūkių, netikėtumų. Bletas paukščiukas. Hebra, kaip sugalvota, prasme, kaip sugalvota tokius triusikus apsimauti einant į laidą filmuotis. Bernai žinos mane, šitie yra naminiai triusikai, kur tu 100% žinai, kad nieks tavęs nepamatys su jais, kur negaila ir subinę pasikasyti per juos, kad kad subinę išterliuosi paskui pasikasęs triusikų galą. Čia ir tokie triusikai, kur įsimyš negaila porą dienų, jeigu nesimaudysi, galim su tokiais būti. Bet jau tik ne į laidą eit. Nemėgstu tų standartinių gal pasimatymų, kai ten susitinka kaviniai. Jo. Sėdi, vienas ten kaktą brauko, prakaituoja. Kitas ten rankas susibrėžioja, nes abu nejaukiai jaučiasi. O čia kažkaip įdomu buvo eksperimentą sudalyvauti. Jo, iškart išlūkšteni vienas kitą. Paskui nieko nenustebė, nieko. Bet žiūrėjai, tavo labai gražios kalnai. Ačiū. Tavo labai gražiai. Specialiai, galvoju, kažkur iš tikrųjų seniai turėjau, bet labai pamiršau, galvoju, va. Tokia žaismingas. Jo, tai prasme, neįlinės. Mėgstu žaismingas. Neįlinės. Žaismingumą čia visur, ar? Taip. Ką jinai, žaismingumą mėgsta jinai? Jo, tai prasme, neįlinės. Mėgstu žaismingumą, kažkaip visai nieko. Žaismingumą čia visur, ar? Taip. Visur? Taip. O kur labiausiai tas žaismingumas? Visur. Visur? Net ir galvoj. Dieve, padėjo. Jinai būtų pistus kaip išprotėjęs, ta, kur ant viršaus Laurina užsilipus būtų, kur reiktų. Crazy eyes bitch, jinai vadinas, kur nagais, blėt, draskytų visą Lauriną, plėštų tos triusikus į burną, jam sukištų tą paukštį, blėt. Man tokį. O tai šiaip seniai viena? Įvairiai būnam. Įvairiai? Įvairiai, taip. I'm telling you, įvairiai būna. Šiuo metu ne, dėl to atėjau čia. Įvairiai būna, reiškia, benginas. Aš irgi jau metai laiko kaip išsiskyręs bus. Pagalvių mūšės. Pagalvių mūšės. Pagalvių mūšės. Čia tai geras. Nesitikėjau. Laurinas. Pagalvių mūšis tiesiog matyti ir buvo. Iš karto kalė, bičias. Natūraliai. Kaip, tas tos žaismingumas, ką aš sakau, būtent žaviuosi, kai ta prasme. Aš pats galiu būti toks nutrūgalvis ir kai partneris to pačiu atsako, tai kad, žodžiu, tai tikrai smagu. Gera emocija. Kas laimėjo? Opa, džekit, užlaužės ją. Geras, čia tai nesitikėjo. Tai mėgsti irgi taip padurniuoti, ne? Jo, tai nerealiai. Tai, žinot, čia kažkaip smagumas visas tas. Aš tai manau, kad, ten su amžiumi neturi susenti, nes kažkaip tai jeigu jau paskui pagalvoju, čia tau netinka pagal amžių. Čia viskas nuo gyvenimo būdo priklauso. Jo, ir nuo to, kaip jautiesi. Aš tai, pavyzdžiui, dar 16 jaučiuosi. O kaip 16, tai gal tu galvoji esi. Gerai. Nieko nesakau, paskui sakysit, kad tyčias. Nesityčiu. Pat, sakykime, seksą mėgsti biškai kažką paįvairinti. Seksą? Kas nėra tradiciškai. Liūtai mėgsta truputį. Būčiau suintrigavai. Ne, aš šiaip, sakykime, irgi neslepiant mėgstu biškai, sakykime, paeksperimentuoti. Jo, paeksperimentuoti, sakykime, irgi. O čia Laurinas valgęs, jisai spurgas kažkokias zubai taukuoti. Nutaukuoti zubai, Laurina. Irgi neslepiant mėgstu. Ir dar trapinys kažkoks. Jo, į studiją atliekdamas čia burekas sulėsi. 1 minutę žiūrėkite vienas kitam į akis. Nu. Tai žiūrėkite vienas kitam į akis. O, davai. Žaisti, kas pirmas subliksės? Ble. Ką matai? Save matau akise. Save matau. Spontaniškai mėgsti, kad jūs pasielgti, ne? Taip. A, ne? Paspačiau?
Aš žinau, kad net paširpau, hebra, antiek nemalu. Eikit jūs, na. Spontaniškai mėgsti, kad jūs pasielgti. Ble, Laurinas Varškis. Laurinėlė, nu, tas Varškis tikrai galėjo iš kampų išsivalyti lūpų. Jėzus, spontaniškai Taip. Samaškėtum lūpų. Spučia? Dabar šlištu jau. Skaitai mintis, ne? Mačiau akise. Sakė minutę žiūrėti, tai žiūrėjau ir Ble, tos Varškės. Skaitame akis ir tiesiog abudu matėm, kad norim kažką padaryti tokio crazy. Galim ir arčiau atsigulti. Nu, galim. Kažkaip mes šitą tarpą laiką. Ne. Per didelę lovą reikėtų. Būtų vien vietą, taip būtų. Aha. Žiūrėkit. Nemaišo plaukai čia, ne? Ne, nemaišo. Pirmiausiai, čia yra pirmi dalyviai, kurie neprašomi laižosi. Pažiūrėkit, kaip laižosi. Bet antras dalykas tai, kad dabar žinom tą faktą, kad Laurinui vat šituose kampuose gyvena 0,5 kilogramo varškės pusriebės. Hebra, aš negaliu patikėti. Eikit jūs, na. Krūtinė ar užpakaliukas? Tai pamiršim. Klausimų gaunam. Krūtinė ar užpakaliukas? Man tai iš esmės labiausiai laik užpakaliukas imponuodavo. Vis dar su tam varškėjim. Užpakaliukas jam imponuojama, tai? O ką manai apie jeigu nedėlė krūtinė? Žinok, man nedėlė krūtinė irgi yra seksualu. Nes kiti būna labai nori tokių didelių. Ne, man patinka, kai vat už kur paimtų už užpakalį. Bičas laižosi, grabinėja šikną, ramešį. Iš vis nesiparindamas, subinę kratą paėmęs. Jo, čia didesnis turbūt negu priekis. Svarbu, kad, žinai... Nu ne. Ble. Ne, netikiu, kad taip gali tipo filmavime. Tai jisai Andžeiką pralenkė 100%. Andžeiką tai taip glostė rankytę, kojytę, pažiūrėkit, ką jisai. Yra idealna, vat galim, žinai, užimti ir viskas. Supratau. Tai nebūtų trūkumas. Ne, tikrai ne. Aš šitą prasme, žinai, galiu pasakyti, trūkumas dažniausiai būna kažkur ne čia, o va čia. Atėjęs į tokią laidą, jisai aiškina, kur būna blogiausiai, kai būna trūkumas. Laurinai. Čia tai teisybė. Tai išdykusi, ne? O tu ne? Nesimato. Su tavo velniukai, kai jis šokinėja. Nu tai gal aš nelabai, žinai, noriu sutraiškinti. Na gerai. Atsigulkite. Jau čia mums sakoma užduočių. Jo. Ir atsigulkite, tai čia. Ar atsisėskite? Atsigulkite, tipo va šitai. Ant paukščiuko. Padėjo lizdą ant paukštelio, gal paukštelis į inkilėlį įskris, į lizdelį atsitūps, gal nenorėčiau to matyti tikrai šiandieną, bet... Ir ką? Ir ką darom? Ne, tik nesilaižykit. Nežinau. Nepasikuklinau palies užpaklių, tada, kad jisai pakankamai seksualus ir moteriškai minkštas. Nesunki? Tu juokauji? Eksperimentas eina į pabaigą. Ai, tas geras eksperimentas eina į pabaigą. Koks eksperimentas? Aš eksperimentą kažkaip manau. O čia mus kažkas filmuoja? Ne čia, o va čia. Ką pasirinksite? Turite 30 sekundžių apsispręsti. Tipo, reikia nulipti. Ką pasirinks? Jau, Tipo, reikia nulipti. O, nefiga. Kas aišku, žodžiu, Hebron, tarsi jau jūs meskite į mane akmenį ir beleką jau tikrai žinot patys, kad Laurinas ir šita, net neatsimenu vardą šitos Šatrijos raganos, bet kad jinai rinksis vienas kitą, tai čia be kalbų, jokių kalbų nėra tikrai. Oi. O, kaip čia viskas intriguojančiai. Noriu vidinė klausimą, žinai. Mėgsti iš galo? Taip. Kaip daug man klausimas?
Nexus 69. Taip, labai. Okay. Gerai, sekantis ant viršaus. Taip. Ko nedarytum? Tabu. Auksinio lietaus. Ar jiems užteko 30 minučių, kad... Ble. Kas čia vyk? Man Laurynas tai atrodo, kad jis dirbo stripaka, bouncerį, tipo apsauginis stripako klube. Tai nes, tai taip, nes... Pasirinkti, tai tikrai buvo labai, kabutėse sudėtinga. Tai čia, bet taip perfrazuojam labai lengva. Tada, aš negaliu. Nedvėjau. Sukasi. Kubikai, rubikai. Greičiau, ble. Sprendžiną. Sveikiname. Sėkmės jums. Mes laimėjom. Aš tikėjausi nuo pusės jau bendravimo pokalbio, tam patikėjausi, nes patys tai, kad kažkaip mums visai gerai, komfortiškai būdų jaučiamės. Aš garantuoju, Laurynas, aš sakau, žiūrėk, mažytę šokam į mano bimbalą 5. Nes irgi esu beveik įstikinęs, kad vairuoja pitaką, arba gali būti ir 7 bimbalą, nes yra toks trendas, bet žodžiu, vairuoja, tarkim, pitaką, šokam pas mane į pitaką mano ir varom pas tave pupą. Nes sakys, blema, pas mane neplatus lėkštės. Jis sakys, nieko. Mažytė paimsi viešbutuką, čia netoli studijos yra. Tikrai garantuoju. Sandra ir Laurynas apimti aistros išskubėjo iš studijos. Tik jie patys žino, kuom baigėsi jų antrasis pasimatymas. Grįžtam pas pirmą porą, bet aš net neįsivaizduoju. Ar be galės jie kažką padaryti tokio, kad mes būtume... Aš esu šokė, Hebra. Aš esu šokė. Gerai, grįžtam prie Hebros mūsų. Nori pašok man viliotinį? Tipo viliotinį šokį. Artiomai. Mokytų? Ne, aš nemoku, ne. Nori pamėginti? Galiu pamėginti. Pamėginti. Pala, aš čia, Ką, Hebra? Aš manęs nori ant lovos, taip ar čia man atsės geriau tenai? Aš gal čia, man čia nori, ne? Gerai. Bandom. Jei meilės laivas kitam krante, lai neša burės į pas tave. Čia jau neviliotinis. Jei meilės laivas sugrįš ir abejonių neliks. Kaip ten tada? Viliotinis tai buvo tragiškas, vienas tragiškiausių, kuriuos man teko matyti, bet aš manau vaikinukas stengiasi, tai bent už pastangas galiu jam duoti 10 balų. Ką daryt? Kai tavęs myli niekas, o tu taip visus myli. Gerai? Labai patiko jos reakcija, kad nesmerkė, kaip tik padainavo dar. Grįžkim šiek tiek atgal. Duoti 10 balų, nes tai buvo tragiškas, vienas tragiškiausių, kuriuos man teko matyti. Labai patiko jos reakcija, kad nesmerkė, kaip tik padainavo dar. Tai, žodžiu, labai viskas ok. Gal ir galėtum būti striptizo šokėjas. Bet tada reikėtų six-packo man, žinai. Reikėtų dar pasitreniruoti konkrečiai. Eksperimentas eina į pabaigą. Eina savo. Ką pasirinksite? Gerai. Tai mano spėjimas yra toksai, kad Artiomas sakys ne, nes manau, kad jis jaučia, kad ne jo stiliaus ta pana. Jinai irgi jaučia, kad ne jo stiliaus ta pana, bet jinai gali būti ant tiek įdomi, savotiška, kad jinai vis tiek pasakys taip. Kažkaip man toks yra dalykas. Ar Ieva ir Artiom sutiks eiti į antrąjį pasimatymą? Ar jiems užteko pusvalandžio pažinti vienas kitą? O Dieve, nebijai rezultato. O Dieve. O tu bijai? Nesikadok ranką. O Dieve. Atėjo laikas sužinoti, ar eksperimentas pavyko. O Dieve, kaip tavo ta malda. Dieve, suteik man ramybę, susitaikyti su to, ko negali pakeisti. Kaip toliau? Aš jau pamiršau, ne? Drąsos keisti tai, ką kaip jinai bando užkalbėti ir suprasti. Čia kubai tokie, karočiai. Nu, Artiomas. Irgi ne. Visgi tiek Ieva, tiek Artiom paspaudė vienas kitam ne. Taip pat laisvindami savo galimybę ir toliau eksperimentuoti. Duok 5 ir iš karto Artiomas. Das vidulį. Jis tik atėjo
jis man iš karto nepatiko ir nebuvo mano skonio ir taip pat dar man kas nepatiko, aš labai daug kalbu, bet jis kalba dar daugiau už mane, jo, mes tiesiog nesueidume. Eina savo. Niekas nenusivylė, kaip sakant, žinai. Niekas nenusivylė, o jeigu aš būčiau dar tai paspaudžius, įsivaizduok. O jeigu aš būčiau tai paspaudęs, tai irgi, žinai, ne fainai būtų. Eksperimentas baigėsi. Norėjusi galbūt, kad jinai vis dėlto tai paspaustų, bet po to pagalvojau ir iškart save nuraminau, kad, nu tai tu irgi ne, tai ta prasme fainai, kad ne ir ne, bet vis tiek kažkur per tą vyrišką tą ego kažkiek mane užgavo. Nusirenk. Antrasis pasimatymas Ievai nekliūtis. Mergina ieško meilės. Antras pasimatymas. Tačiau pasimatymo eksperimentas suteiks jai galimybę išbandyti. Čia vyksta mano antras pasimatymas, bet su biški kitokiu kampeliu. Su pana. Ieva ir Uma Emilija. Ok. Gerai, Chebrytė, čia ir sustosim, palikim antrą pasimatymą jos kitam epizodui su mergina. Manau, kad bus įdomu, nes, blemba, šita keista ir pakankamai yra linkėjimai jums, jeigu žiūrit, ponė. Bet aš manau, kad turėsim neblogą kitą epizodą, pradėsim nuo jų ir tęsime toliau. Ačiū labai, kad žiūrėt, Chebrytė. Prašau, nepamirškit paspausti subscribe. Dar kartą skau subscribe. 25 000 ateina. Tikiuosi, kad nesat labai susitraumavę po Laurino ir tos moteriškės menininkės. Ir kad šitas epizodas jums pakėlė nuotaiką. Laukiu komentarų, kaip visada, laukiu laikų jūsų, laukiu subscribe'ų ir dar kartą noriu priminti, kad kviečiam penktadienį mano brolio koncertą. Su jumis buvo apžvalga su Deividu. Primenu, kad pilnus ir naujausius epizodus galite rasti lnk.lt, o mes su jumis susitiksime kitą antradienį. Iki, laikykitės ir nusirenkit. Mėgsti iš galo?